Laba diena, mielas arkivyskupė Kęstuti, gerbiamas vidaus reikalų ministrė Vladislavai, kolegos iš policijos, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių ir visi, kurie šiandien jungiatės prie mūsų to nuotoliniu būdu. Sveikinuosi genama turbūt, kaip ir daugelis iš mūsų, tokio dviprasmiško jausmo. Iš vienos pusės yra tikrai džiugu, kad šiandien yra mūsų čia nemažai stabtelėjusių ir kurie neabejojame, kad prekyba žmonėmis egzistuoja. Mums nereikia čia vieni kitiem įrodinėti, kad tai yra, kad tai vyksta šalia mūsų. Iš kitos pusės vis dėlto yra viduje tokios ir kartėlio, ir liūdesio, ir apmaudo, kad šiais, atrodo, tokiais šviesiais, išsilavinusiais laikais žmogus vis dar tampa preke. Žmogus tampa tuo objektu, kuris yra išnaudojamas. Ir kaip ir Vaida jau minėjo, pati prieš daugiau negu 10 metų dirbau su nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis ir prostitucijos. Ir ta tema iki šiol yra tokia artima ir skausmingai artima ir skausmingo tokio patyrimo sklidina. Nes tikrai iš arti mačiau ir girdėjau daug nukentėjusių žmonių istorijas. Tiek vaikų išnaudotų, kurie buvo pasitelkiami tiek vagystėm, seksualiniai prievartai ar elgetavimui. Moterys, kurios buvo įtrauktos į prostituciją, į fiktyves santuokas, į kitas tokias formas, kuriuose buvo išnaudojamos. Taip pat, žinoma, ir išnaudojami vyrai įvairiem darbam, vagystėm ir kitokiom priemonėm. Ir prisimenu tiek žmonių akis, tiek tą tokį nebylų vidinį skausmą, kuris lieka, ir tikriausiai jo visi, kurie esame prie to prisilietę, mus tai paliečia ir tai nebeišeina to atmatyti ir pamiršti. Ir supratau ir iki šiol vis suprantu, kad prekyba žmonėmis tarsi keičia savo veidą. Ir jeigu yra įdėta daug pastangų, daug bandymų, kaip atpažinti įtraukimo būdus, įrodyti nusikaltimą, prieinama prie to, kad jis yra užkardomas, tai iš tikrųjų labai greitai jisai pakinta ir tarsi vėl atsiranda naujos formos, atsiranda nauji įtraukimo būdai, yra maskuojami galimi įrodymai. Ir per tai tarsi ir ateina toks tam tikra prasme ir beviltiškumo, kai kalbam apie mastą, apie įvairius, kiek mes daug nežinome, kad matome tik ledkalnio viršūnę, kad tos žmonės, kuriuos sutinkame, kad jie yra vieni iš nedaugelio, kuriuos sutinkame, nes daugybė žmonių tiesiog nesikreipia dėl baimės, dėl savo vidinio kaltės jausmo, kurio yra labai daug, nes tarsi atrodo, kaip čia galėjo įvykti, kad mane išnaudojo, ir yra nepasitikėjimo savimi, ir sudėtinga yra įrodyti šios nusikaltimus. Ir tikrai tame atrodo tokio yra slogučio. Tačiau, ką mes galime į tai atsakyti, tai iš esmės yra viena iš priemonių, tai ir šis susitikimas, ir turbūt ne tik šis susitikimas, daugybė kitų susitikimų, kur mes galime vieni su kitais kalbėtis, kur galime labiau suprasti, kur galime plačiau dalintis, kad galėtumėm tikrai vis labiau pažinti patį reiškinį ir per tai sutikti vis daugiau žmonių, kuriems reikalinga ta pagalba. Tad tikrai dėkoju tiek šio renginio organizatoriam, tiek visiems, kurie yra neabejingi, kurie stabtelėjo, kurie susitinka, kurie kalba, dalinasi. Ir tai, kad mes susibūrėme šiandien čia tiek bažnyčios atstovai, tiek valstybės institucijos, policija, nevyriausybinis sektorius, turime iš ministerijos, tai rodo tikrai, kaip ir mūsų ganytojas minėjo, apie tą tinklą, apie tą būrimąsi, kad mes vienijamės, kad mums yra ne tas pats, mums nėra vienu. Tai kas vyksta. Ir net ten, kur atrodo neviltis, mes bandome eiti į tai, kad nešti tą šviesą, vykti ir kažkaip bandant tiek suprasti, atkreipti dėmesį į tas labai svarbes sritis, į kurias turėtumėm eiti. Ir kaip ir minėjo gerbiamas mūsų ministras, kaip svarbu atkreipti dėmesį į prevenciją, į tai, kad mes turime vis daugiau kalbėti apie dalykus, kurie kartais atrodo neįmanoma, kad galėtų įvykti. Kaip daug mes turime kalbėti, kad mes negalime iš karto pasitikėti įvairiais pažadais, mes turime tikrinti informaciją, mes turime vis plačiau šią žinią skleisti tiek mūsų jaunuoliam, tiek vaikam, tiek jaunimui, paaugliam, bet lygiai taip pat ir suaugusiem asmenim. Ir taip pat nemažiau mes turime kalbėti apie nukentėjusius asmenis. Ir tikriausiai net ir ta paskutinių dienų Epšteino visa istorija, kur visi paviešinti duomenys yra, iš esmės paviešinti duomenys yra apie nukentėjusius asmenis. Ir daug yra tokios skandalingos tarsi informacijos, bet jinai yra apie tuos asmenis, kurie buvo įtraukti dėl savo gal nežinojimo, dėl gal naivumo, dėl įvairių kitų priežasčių, bet jie dar patiria tokią antrinę viktimizaciją visame šitame procese, ir mes turime vis daugiau kalbėti apie
nukentėjusius ir kad kas vyksta su jais ir kaip mes galime duoti tą atsaką, kad jie būtų išgirsti, kad jais nebūtų suabejojama, kad jie nesinešiotų vidinės kaltės, kuri yra. Ir žinot, kai kalbam apie statistiką ir skaičius, tai kažkaip labai reikia tą suprasti, tie, kur nukenčia, nėra tik statistika, tai yra žmogus, kuris gali būti mūsų kaimynas, klasiokas, brolis, sesuo, tėvas, pusseserė, pusbrolis, bendradarbis ir visi kiti. Tai yra gyvas asmuo su savo gyvais patyrimais. Ir džiugu, kad mums rūpi. Tai reiškia, mums telieka dar uždegti dar daugiau širdžių. Ir tegul šitas mūsų bendras susitikimas, bendras darbas duoda vaisių. Daugiau išgelbėtų gyvybių, daugiau tokios atgautos, vilties ir tikrai daugiau teisingumo. Tad ačiū, kad esate čia ir linkiu prasmingo susitikimo.